Šiandien Rokiškėnai rinkosi į savo metinį susirinkimą. Tačiau Rokiškėnų klubo Pragiedruliai susirinkimas yra neeilinis tuo, kad jau 15 metų Vilniuje gyvuoja šis klubas. Patalpa tiesiog dūzgia, kaip bičių avilys. Dalyvauju beveik visuose klubo renginiuose jau 5 metai, bet kiekvieną kartą, kai ateinu, susitinku žmonių, kurių anksčiau nemačiau, nepažinau. Ir klubas yra puikia vieta kraštiečiams susitikti ir susipažinti. Oficialiai klubui priklauso 142, dalyvavo 100 rokiškėnų, daug svečių. Norėjome, kad sužinotų ne tik patys rokiškėnai, ne tik iš Rokiškio atvažiavę mūsų kraštiečiai, bet ir iš kitų rajonų. Kvietėme rajonų kitų kraštiečių klubus. Tiesiog norėjome pasidžiaugti su visais kartu, savo padarytais darbais, savo sėkmėmis ir tiesiog džiaugtis tuo, kad esame kartu ir galime nuveikti daug. Tai yra jubiliejinis renginys ir jo pradžia, sakyčiau, buvo sausio 1, kada valstybės vėliava atiteko Juozo Tumo Vaižganto gimnazijai ir ta žinia, kad šita vėliava bus čia, iš tikrųjų, sakykime, pritraukė daug kraštiečių. Gyvenimo metus jūs veikiate aktyviai, knygų leidyba, dailės parodos, premjerai, vaikų kultūrinė veikla. Viską išvardinti būtų sunku, tai milžiniškas indėlis mūsų kultūros plėtoti. Vien ką tai reiškia klubo pavadinimas – Pragiedruliai. Čia vadinasi niekada negali būti blogos nuotaikos, čia negali nebūti žmonių, kurie nesišypso, čia negali būti jokių negandų, jokių problemų. Tiesiog čia prasideda Pragiedruliai. Ne tik matyti jūsų klube, bet ir Lietuvos sostinėje. Aš labai džiaugiuosi, kad gyventojai, kurie atvyksta gyventi į Lietuvos sostinę Vilnių, visada išlaiko ryšius, prisimena iš ten, kurie atvyko. Ir tai yra labai svarbu. Kaip žinote, Vilniaus istorija yra tokia gana sudėtinga. Priminsiu vien tik nedidelį faktą, kad šiek tiek prieš daugiau negu 100 metų Vilniuje lietuvių buvo tik 2%. Tik 2%. Tai, kad Vilnius tapo lietuvišku, mes turime būti dėkingi visiems tiems, kurie dėl įvairių priežasčių apsisprendė, atvyko į Lietuvos sostinę Vilnių. Su didžiausiu malonumu varčiau šiandien ką tik įsigijęs knygą apie rokiškėnus, kurie garsino mūsų kraštą ir tebegarsina dabar. Tai tikrai garbė ir pasididžiavimas. Mes išleidome knygą, yra aprašyta daug mūsų klubo istorinių faktų ir kraštiečių autobiografijos patalpintos, yra labai puikiai dalykinė rodiklė. Taigi noriu pakviesti 10 klubo narių, kuriuos norėtume pagerbti ir jiems įteikti atminimo dovanas. Tokie projektai, kuriuos inicijuoja klubas, jau tampa tam tikra tradicija, nes Obelių paminklo projektą paskatino vykdyti, tai pavyzdys mūsų kraštiečio Albino Jasiūno, kuris ėmėsi ir atstatė Pandėlio bažnyčios varpinę. Ir
toks gražus darbas paskatino ir kitus, toks gražus pavyzdys ir kitus kraštietis imtis kažkokių svarbių savo kraštui dalykų ir tas vėl įvyko tas atstatytas paminklas. Taip pat aš noriu pasakyti, kad yra įkurtas fondas Kamajų bažnyčios bokštų atstatymui ir dabar vyksta darbas. Klubas taip pat aktyviai renka ir siūlo Rokiškio kraštui nusipelnusius Rokiškio krašto žmonės, teikti jiems garbės piliečio vardą ir taip praktiškai darome kasmet, pateikiam po kelias kandidatūras. Kaitrin. Vėliava, išnešk. Vėliava, gerb.